Vasarį galima laukti permainingų orų, kai naktimis paspaus šaltukas, o dienomis vyraus pliusinė temperatūra. Tad dieną pasėlių laukų įdubose susikaupęs vanduo naktį virs ledu. Tokie orai neigiamai veikia rapsus. Rapsų žiemojimas priklauso nuo daugelio veiksnių. Vienas iš jų – dirvos laidumas vandeniui. Tose vietose, kur gruntinis vanduo aukštai, rapsai peržiemoja prastai. Išmirkimui rapsai yra daug jautresni negu kviečiai. Gerai, kad palankus buvo sausio 20-adienis, kai tirpsantis sniegas nutekėjo drenažais. Kaip paveikė rapsus sausio 30-adienį vėl atšalę orai? Vasario pradžioje sniego danga skirtingose vietovėse yra nuo 3 iki 22 cm, o įšalas apie 1–2 cm. Šiuo metu augalams yra palanku, kad po storą sniego danga yra neigiama temperatūra, nes jie nekvėpuoja ir yra ramybės tarpsnyje. Nuėmus sniego dangą matome žalius rapsus, kurie iki šiol yra nepaveikti oro permainų. Žiema dar nesibaigė, tad galima laukti visko, o tikrąją padėtį pamatysime sniegui nutirpus.